Ar pastebėjote, kad kažkas patingėjo detalizuoti mano kostiumą per blenderį? Nesvarbu. Sveiki, draugai ir tiesiog hebrantai. Su jumis sveikinasi, nors ką aš nešneku, man dar nesugalvo vardo, tai tiesiog vadinkite mane vedėju. Čia turėjo būti pristatomasis teaseris, bet kažkas nemoka naudoti ChatGPT, tai viską rašė pats, o kurioje humoro jausmas grybas. Tai tiesiog tęsiam darbus tuo, ką turim. Šio projekto esmė – naudojant statinaitę humorą papasakoti apie įdomius faktus iš Lietuvos ir pasaulio istorijos, bet pagrindė iš Lietuvos. Šie vaizdo įrašai turėtų pasiekti jūsų akis kas 2-3 savaitės, bet žiūrėsim kaip gausis. Ir žinoma, viskas priklausys nuo jūsų, mėly žiūrovai, kiek jums tai bus aktualu. Kadangi kažkas nenori rašyti ilgo scenarijaus teaseriui, tenka tiesom ir baigti, nes chronometražas ribotas, ypač skaičiuojant, kad teaseriui neturim jokio finansavimo. Jeigu jums patinka tokia turinio idėja, vienintelis dalykas, ko galima paprašyti, tai prenumeruokite kanalą ir paspauskite like, tai palengvinsite mūsų augimą. Ačiū ir susitiksime netrukus.